Na, einam ieškoti, kur gyventi. Tokioje žemoje, manau, rasi labai gerą vietą. Man atrodo, aš iš naujo įsimylėjau. Tiesiog palikau dėžę ten tose pievose, nes neįmanoma visko nuvilkti. Tai bandysiu nusinešti kuprinę ir tada parsivilk dėžę pro kažkur. Pagaliau. Ir iš tikrųjų šitą vietą aš jau buvau apsižiūrėjęs vasarą plaukdamas kanoją, tai galvojau, kad būtų visai neblogai žiemą atvažiuoti čia pagyventi. Trumpai drūtai, gyvensiu prieš tos upės 4 dienas, miegosiu šildomai palapinėj ir bandysiu iš šitos upės iškrapštyti savo mėgstamiausią žuvį šlakį. Tai pasirodo čia vidinė pusė. Juhu! Daiktai gali pasimesti. Šiandien lauke yra apie -8, tai rankos šąla, tiesiog nesidedu pirštinių, nes patogiau. Tai iš tikrųjų yra dar daugiau dalių, tik aš net nežinau, kam jos skirtos ir man patinka tiesiog primityviai, kad būtų kur kaminą iškišti ir nuo sniego apsisaugoti. Ir aišku, kur atsigult. Čia storiausia dalis, tai jinai turi būti čia. Čia apačia, nes yra sklendė. Manau, pats laikas yra pergalės šokiai. Va, dar per anksti. Ir iš tikrųjų, va taip apsikasus, yra vienas minusas, vienas pliusas. Minusas tas, kad sumažėja šiek tiek viduj vietos, o didžiausias pliusas, kad neprapučia vėjas ir išsilaiko viduj šiluma. Šiaip tai jas reikėtų pasikepti, bet neturiu ugnies kol kas. Gerai, kad dar nekūriau, iš tikrųjų, nes kaminą esu blogai įdėjęs. Šitas turi būti aukščiau. Va taip.
gan stipriai šąla žiedelį, bet šiandien netepsiu. Šiaip turiu kūdikių aliejaus, kiek žinau padeda. Nes šiandien pažvejot turiu apie pusvalandį dar. Šitą rožinį pakeisiu į tokį. Aš žinau, kad kiti žvejai naudoja specialias pirštinės žvejybai, kurios yra be pirštų, bet tai ar nėra visa esmė, kad būtų šilta pirštam? Tai aš žvejoju su pusiau guminėm pirštinėm. Nelimpa kabliukas ir šilta. Tokioje žvejyboje avalinėje yra du pasirinkimai. Arba britkelnės, arba šilti, neperšlampami batai. Aš renkuos antrą variantą, nes su britkelnėm, jeigu sušlampat, pradedat šalt. Su jom yra kaip su gera pravažia mašina. Kuo pravažesnė turi, tuo dažniau eini traktoriaus ieškoti kaimą. Tai su britkelnėm eini, nesisaugai, įkrenti ir šali. Tai aš renkuos šiltus batus ir bandau vaikščiot saugiai. Viskas. Nepatikėsit, bet visai šalia yra mano namai. Malkų. Čia iš tikrųjų šalia manęs yra labai daug negyvų stovinčių medžių. Nulaužiu pjūklo galą. Tiesą pasakius, šitą geležtį jau norėjau arba galast, arba keist, nes visai neapjauna. Ai, dar supuvęs. Jis degti tai degs, bet šilumos tikrai daug neduos. Tai turiu vieną plius minus sausą, o kitą supuvusių medį. Tai iš karto beržo tošį prisirinksiu ir rytojaus rytui, kad galėčiau greit užsikurt. Ojej. Įsivaizduojat, čia gyvensiu 4 dienas, 3 naktis. Geras dalykas yra tas, kad krosnelė tai gerai šildo, bet blogas yra tas, kad reikia labai smulkiai pjaustyt malkas, būtent tokio ilgio, kokio ilgio yra krosnelė. Žinot, šiandien turiu labai ilgai besidarantį patiekalą. Jaučio žandus planuoju gamint, tai jie turėtų troškintis apie 3 valandas. Čia yra 500 gramų jaučio žandų. Ir jaučio žandų aš net valgęs nesu. Ką jau kalbėt apie jų gaminimą. Česnakas.
Šitas plėves aš gal nusipjausiu, nes gali neišsitroškinti jos. Nors ką aš čia nusišneku, per 3 valandas aš ir pats išsitroškinčiau. Druska, pipirai, šiek tiek prieskonių. Žandai pakepė. Taigi svagūną pamiršau. Sultinys. Pomidorų pasta. Raudonasis vynas. Aš manau, kad nuo šitų jaučio žandų aš tikrai apsinešiu, bet ne nuo alkoholio ten esančio, nes visas alkoholis vyne išgaros. Turėtų išgarot. Ir liko dar šiek tiek vyno, tai aš tikrai šitoj šiltoj jaukioj palapiniai vidury žiemos neišgersiu. Tikrai. Labai gerai čia atrodo ir labai skaniai kvepia visas šitas vynas. Čia metu jaučio žandus. Lauro lapai, šiek tiek baziliko, saldžiosios paprikos ir aišku dar šiek tiek pipirų. Ir aš manau, kad šitie jaučio žandai yra pasiruošę troškintis. Dabar yra 7:25. Susitiksim už 2,5 valandos arba 3. Su žandais. Su jumis tai dar gal kažką paveiksim ir pakalbėsim. Ir va žiemą man kas dar labai patinka, kai yra sniego, kad nereikia ieškoti stovyklauti ten, kur yra vandens šaltinis. Yra sniego. Aišku, dabar yra ir upelis, bet... Ai, žinokit, pagalvojau, kol aš laukiu tų žandų, tai visai neseniai dariau tiesioginę transliaciją savo kanale ir ten žmonės tiesiog pradėjo aukoti pinigus. Ir aš sakiau, kad aš tuos pinigus geriau skirsiu kažkokiam fondui, kažkokiai tai paramai. Ir vienas žmogus pakomentavo, kad iš mano pusės visai būtų gražu jos paaukoti Sengirės fondui. Sengirės fondas, kas tai yra? Tai yra fondas, kuriame yra renkami pinigai įsigyti sklypus, miškų sklypus ir juos saugoti nuo kirtimų. Labai paprasta. Tai manau tą ir padarysiu. Iš viso surinkom 132 eurus atskaičius visus mokesčius. Tai aš galvoju, šitą sumą suapvalinsiu iki 150 ir paaukosim tam, kad Lietuvoje būtų daugiau sengirių. O sengirė yra toks miškas, kur žmogus neturi jokio įsikišimo, negali kirsti ten esančių medžių ir gamta tvarkosi taip, kaip moka geriausiai pati. Ačiū, kad prisidėjot, prisidedu ir aš ir parėmėm mišką. Labai paprasta. Taip atrodo valandą laiko troškinti žandai. Artėju, jau artėju. Aš manau, galima ir lovą pasikloti. Praktiškai ant grindų jau neliko sniego. Iš tikrųjų, tokioj krosneliai, tokioj palapiniai būtų geriau miegoti daug aukščiau, nes visas karštis nuo krosnelės kyla į viršų, į lubas. O dabar aš miegosiu ant žemės, tai šiąnakt praneša -8. Nežinau, kodėl pražiūrėjau laikrodį, mano laikrodis nerodo temperatūros. Bet iš anksto, žinau, Ir jautis troškinasi jau 2 valandas. Labai greit. Ten viršuje esu padėjęs termometrą. Palapinės viršui 50 laipsnių. Pažiūrim, kiek bus ant žemės. Norit vieno įdomaus fakto? Per dieną mes mirksim 14 000 kartų. Tai reiškia, kad mes 23 minutės miegam net nemiegodami. Tai žinokit. Ant žemės 10 laipsnių. Kadangi mano katilas užimtas ir neturiu laužo, tai bulvių košė šiandien bus tokia. Jaučio žandai baigti. Pirmas jaučio žandas mano burnoje. Labai minkštas ir labai skanus. Viskas. Jeigu niekur neskubat ir turit 3 ar 4 valandas, tai šitas patiekalas tikrai vertas. Mėsa tai trukinėja tiesiog. Visiškai. Labai idiliška žiema.
Tai va, čia šiandien aš taip ir miegosiu. Nori, nenori, kojinės vis tiek sušlampa ir tada šyla. Kad naktį nesušaltų, reikia pasikeisti. Žinot, kas yra blogiausia su ta palapinė? Kad nežinai, kaip reikia nueiti miegot, nes dabar atrodo šilta, norisi išsirengti, bet žinau, kad ryte bus šalta. Šiandien turėtų būti apie -10. Bet kokiu atveju iš manęs šiandien viskas. Einu miegot, kažkaip įsiraityti ir išmiegot. Susitiksim rytoj. Atrodo, nieks nepasikeitė, bet aš išmiegojau. Mano palapinė -3. Pusryčiams košę. Čia turiu Baby Johnson's aliejaus kūdikiams, tai pabandysiu susitepti valą ir žiedelius, kol viskas įsigers, pradėsiu žvejot ir gal veiks. Skylės kaip nebuvo. Šitoj upėj, kur aš esu, galima žvejot lašišas ir šlakius, tik reikia viską paleisti, negalima jų pasimti. Ir reikia turėti žvejo kortelę. Tai dabar ją ir užsisakysiu. Į lovą savo vandens prisipyliau. Prišalo. Yra vienas blogas dalykas su nekvėpuojančiam keliam, kai pribezdi į vidų, tai viskas viduj ir laikosi. Ir iš tikrųjų noriu padėkoti už savo namus, už šią palapinę žmogui, kurio vardas yra Tomas. Jisai numoja šitą palapinę, tai paskolino ir man. Ir iš tikrųjų Tomas yra ant tiek geras žmogus, kad aš pas jį, kai nuvažiavau, su savo Audinė sugebėjau išvažiuoti šio kiemo. Tai jisai sukvietė visą šeimą, pribarstė pelenų ir dar kartu su pelenais pribarstė vinių, kad man sektųsi kuo geriau išvažiuoti. Tai jeigu važiuosit pas Tomą, būkite atsargus. Ačiū Tomai. Atėjo tas laikas, kai reikia pakalbėti apie antrą numerį. Faktas, žiemą jeigu važiuoji vieną naktį, dar gali jo išvengti, bet kai važiuoji ilgesniam laikui, tai yra neišvengiama. Ir ką daryti, kai yra tiek daug sniego? Tai visų pirmiausia, reikia susirasti gerą vietelę, nusirengti visus savo svogūninius rūbus, kurie gali trukdyti tai padaryti. Tai ko mums reikės, tai faktas, kad popieriaus, nes kaip matom, lapų nelabai yra, o su sniegu valyti patys, suprantat, nei šis, nei tas. Ir faktas, kad reikės kojų, tikiuosi visi jas turit. Ir labai rekomenduočiau pasidaryti kvadratą vietą, kur tai darysit, nes tiesiog ant sniego gali būti, kad gausit tiesioginį minusinį žeminimą. O viską atlikę, tiesiog užstumdykit savo buldozeriais ir palikit miškui žiemai padaryti savo darbą. Tai tiek iš manęs. Einu žvejot. Tai vakar aš pažvejau čia visai šalia namų. Šiandien nuo čia irgi pradėsiu ir kilsiu aukštyn upe. Grįšiu į namus tik vakare. Tylu, ramu ir gražu. Laikas eiti toliau. Yra. Turiu pirmą žuvį. Ir manau, kad visai nebloga. Visai šalia namų. Jeigu iš vis išsitrauksiu, nes kažkur įstrigo. Ei, čia ne ta žuvis. Lydeka. Tu juokauji. Lydeką pagavau. Džiaugiuosi ir už tai, bet nesuprantu, kodėl jinai užkibo ten, kur turėtų kibti ta žuvis, šlakis. Tokia žeminė. Ir jinai bus Martynas. Viso gero, Martynai.
Plauk, plauk. Labai keistos spalvos medis. Argi negražu. Gražu. Žinau, kad jau sakiau, bet dar kartą pasakysiu. Aš niekad nesu tokioj gražioj žiemoj žvejojęs. Jūs tik pažiūrėkit. Wow. Ir nieko nedarau, tiesiog va, taip laikai. Ir kai idealiu greičiu ta žuvelė juda, šlakis negali atsispirti, jeigu jis ten yra. Aš dar čia, viskas gerai. Manau, tokiose vietose yra dideli šansai pamatyti gyvūną. Tai dabar tą ir bandau padaryti. Net neįsivaizduoju, vidury pievos, net ne prie upės, pilnas taks krauj. Nors žuvies čia negalima imt, bet panašu, kad kažkas pasiėmė. Arba gavo į nosį ir tiesiog apsiburokiavo. Žinot, kodėl dar yra gerai žvejot ne su britkelnėm, o su kelnėm, kad nereikia visam nusirengti, jog galėtum padaryti pirmą. Pirma valanda dienos lygiai. Kol kas turim tik vieną žuvį, bet ne tą. Nieko rimto, bet aš tik norėjau jums priminti, koks yra keistas ir įdomus dalykas vanduo. Kiek formų skirtingų jis gali turėti. Vanduo, sniegas, ledas, garai. Yra dar. Oho. Taip, dabar yra 2 ir aš esu nuo savo namų nutolęs 3 kilometrus. Tai einu tenais. Pagrindinė taisyklė žiemą, jeigu aktyviai judat, nusirenkit, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Šlaki! Šlaki? Šlaki! Apšalo barzda. Visą labą pareit liko 500 metrų. Aš čia vakar vilkau savo roges ir kažkam panašu padariau kelią. Puvėkas. Stausas. Įsivaizduojat, kiek mažai žmonių ir vis mažėja, kurie užsikuria ugnį, pečių, židinį, krosnį ar panašiai ir pasimėgauja tom. Dabar viskas yra varoma elektra. Atplaukia gulbių. Nežinau, ką aš jums padariau, bet kažkodėl pas mane plaukia tiesiai.
Ir gulbės yra vieni iš tų gyvūnų, kur atrodo balti yra, bet kai aplink žiema ir sniegas, nelabai jau tokios ir baltos esat, jeigu ką. Gal visų aš vidų nebenešiu, nes užsikrausiu per daug. Tai yra oficialu. Buities darbai baigti. Turiu malkų šiandienai, rytojui ir gali būt, kad netgi po rytojui. Gerai, šiandien vakarienį aš planuoju valgyti lietinius blynus, bet kiek netradiciškai pradėsiu nuo deserto. Tai darysiu ledus, vanilinius, grietininius ledus su sūdyta karamelė. Tai grietinėlė, čia yra vanilės ekstraktas ir įvarau sūdytos karamelės, cukrus. Iš pradžių įdedu tiesiog į sniegą, o paskui, jeigu nesušals, panaudosim vieną gudrybę. Nu ką, lietiniams blynams mušam 2 kiaušus, pieno 300 ml įvarau ir nežinau kodėl šiek tiek aliejaus, kad tešla nesviltų prie keptuvės. Gali būti, kad bus blogai čia dėl to. Lietiniams tešla minklė turi būti gan skista. Ir aišku, viską maišom. Su šaukštu tų gumulėlių jūs neišvarysit, tik su šakute. Galima, aišku, bet po amžiaus nebent. Paprastam blynė dar atleidžiamas yra gumulėlis, bet lietiniuose ne. Ir, pavyzdžiui, tokiai temperatūrai esant, man patinka būti užsikūrus ugnį ir atsidarius duris, tai gaunu gryno oro ir viduje yra šilta, tikrai pakankamai šilta. Pirmas blynas toks. Yra labai keistas niuansas su šita krosnele. Jeigu jos per daug užkurini, tada būna labai karšta. Bet jeigu per mažai užkurini, nekepa lietiniai blynai. Nukepa, bet jie bus lėto kepimo Šimašiaus blynai. Su šituo blynu kažkas negerai. Reikia paragauti prieš dedant įdarą. Žinokit, aš pradedu galvoti, kad mano keptuvė yra nebetinkama lietiniams blynams. Yra pradėjus degti. Pirmas normalus lietinis blynas gavosi. Nebedega. Pasirodo, problema buvo tai, kad pildavau košę į neįkaitusią gerai keptuvę. Į blyną bandysiu įdėti bananą, varškės ir uogų. Prie blynų tiks geriausiai kas? Karštas šokoladas. Nebežinau, kuris blynas yra, bet šitas, matau, buvo su šilauogėm. Iš visų blynų formų man lietiniai užima kokią 2 vietą. Pirma vieta greičiausiai bus vafliai. Jūs pasiklausykit, ką mano pilvas daro. Kaip katinas mano pilvas miaukia. Jis tiesiog nesupranta, iš kur tiek maisto vienu metu vienoj vietoj, kai visą dieną nieko nebuvo. Visi turi... Baik, nu. Visi turi tokį maistą, kuris primena tam tikrą dalyką. Tai, pavyzdžiui, man lietiniai asocijuojasi su tokia vieta, kurios pavadinimas būdavo Bildukas Plungėj. Tai ten buvo galima pavalgyti, tai aš atsimenu, tada valgiau lietinius blynus su bananais ir gėriau pieno kokteilį. Paskui tas Bildukas tapo naktiniu klubu. O paskui užsidarė. Liko vienas blynas. Reikia pažiūrėti, kaip tas mano ledų desertas atrodo. Nelabai stingsta. Gerai, reikia bandyti. Druska. Teoriškai druska turėtų būti kaip šaldiklis. Problema yra ta, kad aš šiek tiek per mažai druskos turiu. Ir gali būti, kad neužteks. Bet po truputį atrodo, kad norėtų stingti jau. Susidaro tokie ledai, bet iki galo nesustingsti.
Gerai, jūs tikriausiai galvojat, ką tas durnelis čia kalba, kaip druska gali sušalyti sniegą, taigi jinai tirpina sniegą. Aš ir pats nesuprantu, bet chemija kažkaip taip veikia, kad kai užberi ir sumaišai sniegą su druska, tai tas sniegas stengiasi likt sniegu, bet jisai yra priverstas tirpt. O kad jisai tirptų, jisai turi paimti šilumą iš mano grietinėlės, iš aplinkos, iš mano indelio ir taip gaunasi kažkokiu būdu aplinkui daug didesnė temperatūra nėra ore. Tai pavyzdžiui, dabar ore yra -6, aplink mano indelį turėtų būti apie -10. Tai trūksta kokių 5 laipsnių, kad įvyktų visiškas sušalimas. Visai neblogai, tikrai nedaug trūksta čia man. Turiu valgyti lauke savo ledus, nes viduje labai greit ištirps. Nu, tokie, sakyčiau, 10 minučių vasarą pabuvę, pratirpę ledai. O, pradėjo spingt ausyse. Karštas šokoladas. Aš galėjau bandyti visą padaryti su sniegu. Būtų gavęsi kažkas panašaus, bet sniegas prideda savo skonio nereikalingo vandens. Kaip matau, bus gera pamoka dėti pečių tik sausas malkas, nes įdėjau tas supuvusias, drėgnesnės ir jos nedega, o tik rūksta pro pačius mažiausius tarpus, kur tik įmanoma. Tai jeigu užsidaryčiau, prirūktų daug dūmų. Šiandien nieko daugiau nebedarysiu, yra 10 valanda vakaro. Iki ryt. Ei, bet čia kažkas yra negerai su pačiu pečiu. Pačiu laiku sugalvojo nebetraukti. Jo, labai įtariu, kad kamino viršų yra užsikišusios tos skylės ir dūmai nelabai turi kur išeiti. Gal miegot dar ir neisiu. Čia atrodo kaip ir viskas gerai, skylė. Šitas galas tikrai, kad neatrodo gerai. Nu va, kaip mano tėtis pasakytų, pečius turi šnekėt. Labanakt. Šešios 45. Batai prikibo prie kėdės. Pirmosios 20 minučių pabudus atsikėlus palapinėje šitoj yra labai nemalonios, šaltos, bet paskui yra labai gerai. Dabar kaminas atidarytas, čia uždarytas. Šiandien atsirado vėjas. Tikiuosi nebus toks vėjas, kad šitas mano palapinės, nes atrodo pavargęs. Turim tokį sumuštinį. Pirmą kartą per 2 dienas išsivalysiu dantis. Taigi, ponas ir poniai. Vakar ėjau į viršų, ieškot šlakio, šiandien eisiu žemyn, palei srovę. Ir aš dabar tai pagalvojau, kaip gerai, kad aš vakar laiku pamačiau, kad man nebetraukia tas pečius. Įsivaizduokit, būčiau užmigęs ir būtų pradėjęs nebetraukti.
Aišku, yra ventiliacinės angos, bet greičiausiai šiandien man barškėtų, tarškėtų, skaudėtų galva. Tai su tokiais dalykais reikia šiek tiek atsargumo. Užšalo kojas tavo. Rytės rankena irgi. Turiu žuvį. Dar viena lydeka. Prišalo. Justinas. Šitie gavo jakį. Viso vai. 2 lydekos. Kur yra šlakiai? Nekokios šitos vietos leidžiantis žemyn, gali būti, kad eisiu vėl į viršų. Stovas dabar stovi labai žemai. Pasirodo, ten neužšalo, o nulūžo man ta koja, guma iškrito tiesiog. Kažkoks gyvūnas matosi, kad bandė graužt šaknį. Arba tiesiog miegojo čia. Einu jau link savo stovyklavietės, nes čia vietos žvejot visiškai netinka. Akimirksnį buvau patikėjęs, kad žuvis liko wobleris, bet bus atsilenkęs kabliukas. Kitoj pusėje matau labai daug kraujo ir kažkokį kūną. Neįsivaizduoju, ar ten žuvis ar kas, bet neįmatau iš čia. Ir panašu, kad šiandien arba naktį ten buvo padaryta, nes panašu, kad kažkas kažką paskerdė. Šlakių žvejybą baigiau. Skelbiu žuvies pergalę. Žiemą miške dar niekad 3 naktų nesu miegojęs. Šią naktį praneša šalčiausią naktį, turėtų būti apie -12 ar -13 su stipriu vėju. Tai dėl to pasiruošiau daugiau malkų, kad jeigu ką pritrūktų, turėčiau. Ir panašu, kad bus įvykus klasikinė situacija. Kai važiuoju filmuot ir žvejoju, nepagaunu. O kai važiuoju be kameros, tiesiog su draugais, prieš kelias dienas buvau šitoj upėj ir pagavau didžiausią savo gyvenimo šlakį. 74 cm. Ir ne tik, kad pagavau šlakį, bet išsimaudė visa šalia buvusi komanda, prie to paties, aišku, ir aš. Tai va toks, su emocijom, su nuotykiais traukimas. Ir galiu drąsiai teigti, kad atsidariau šių metų sezoną, būtent su šita
gražia žuvim. Prie tokios gražios upės žiemoje. O tai ką jūs galvojate, aš negaliu atsigert karšto šokolado tokiam miške, tokioj žiemoj. Šlakiai prieš mane jau pergalę laimėjo, gavo. Nors aš vieną pergalę galiu pasiekti. Nežinau, ar tai yra legalu, bet valgysiu šokoladą ir gersiu šokoladą. Ai, aš taip ir galvojau, kad gerti ir valgyti šokoladą vienu metu yra nelegalu. Ką tik mane paleido. Bėgau į mišką ir gavosi ruda manų košė. Vakarieniai valgysiu savo paties gamintą čili troškinį. Aš jį pasigaminau jau prieš kelis mėnesius ir nuvežiau pas vienus draugus, kurie turi liofilizatorių. Jie tom užsiema ir man sudėjo viską į tokius gražius pakelius. Nekantrauju iš tikrųjų pabandyti, ar išlieka tas pats skonis, ar pakinta. Ir manau, jeigu labai gražiai paprašytumėt už atitinkamą atlygį, jie galėtų ir jums tai padaryti. Čili sriuba padaryta. Tai šita sriuba ir visi kiti mano patiekalai yra sudėti į vieną receptų knygą PDF formatu mano Contribui arba Patreono rėmėjams, nežinau kurioje pusėje kuris. Tai jo, visi, kurie mane remia, gauna knygą, kur yra visi patiekalai, visi receptai su instrukcija, kaip ką daryti, ir ten porcijos yra ne šimašiaus dydžio, ten yra normalaus žmogaus dydžio porcija. Ir aš tuos receptus visą laiką atnaujinsiu, tai pavyzdžiui, tos pačius jaučio žandus irgi ten įdėsiu po kažkurio laiko. Tai tiek, ačiū, kad remiat, ačiū, kad prisidedat ir skanaus. Kažkaip tos malkos dega greičiau, nei aš norėčiau. Nei daug, nei mažai. -10. Sveikas, bičiuli. Dabar yra 9 valanda vakaro. Manau, pats laikas išeiti į naktinį miško žygį. Žiemos metu dieną miško visi yra matę, bet kaip atrodo naktį. Ir gal netgi pavyks pamatyti kokią nors gyvūno žvilgsnį, gyvūno akis. Nes šiais laikais mieste darosi vis sunkiau gauti netgi kaimyno žvilgsnį. Einam su manim. Įdomus toks jausmas, kuo toliau nuo stovyklavietės nueinu, kartais per kūną tokie nubėga. Bet prie to yra priprantama.
5:49. Prasidėjo pūga kažkokia. Pamiegojau 5 valandas. Ir ką aš jums galiu pasakyti, aš šiuo metu labai džiaugiuosi, kad turiu šitą palapinę, nes lauke yra -12, bet jaučiasi, feels like, yra -23. Labai džiaugiuosi turėdamas šitą palapinę su židiniu, nes kitų atveju greičiausiai būčiau nepasislėpęs nuo to vėjo. Na, upė panašu pasidarė negaudoma. Ir šitas šerbetas gali būti susidaręs net ne šitoj upėj, o mažesnėse upėse, į kurios įteka į ją. Ir būtent nuo didelio susidariusio vėjo krito sniegas nuo medžių, sukrito į vandenį ir sušalo. Pagal pirminį planą turėjo likti lietinių blynų kažkuriems pusryčiams, bet kaip matėm, pusę blynų aš tiesiog suvalgiau. Tada čilių sriubos galvojau pasiliksiu vakar, bet kadangi buvo gan šalta naktis, tai suvalgiau visą, kad turėčiau kūne šilumos. Ir dabar neturiu maisto. Ir pradedu po truputį pakuoti šitą man daug laimės ir šilumos suteikusią palapinę ir krosnelę. Tai va tokia atėjo žiema į Lietuvą. Neįsivaizduoju, kiek ilgai jinai čia bus, bet pastarąsias dienas aš ją pasimėgavau. Ir aš turiu jums vieną labai gerą paprastą patarimą. Jeigu jums yra apie 30 metų ir jaučiat, kad perdegat darbe, gyvenime ir visur kitur, tai yra toks būdas 30-30 taisyklė. Nueikit 30 minučių padirbkit ir 30 metų išvažiuokit į mišką. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly geri puikus žiūrovai. O jeigu jums yra 40 ar 50, patys žinot, ką reikia daryti. Viso gero. Taigi juokauju. Dar vairuoti reikės. Jūs man paaiškinkit, kaip galima neišvažiuoti iš tokios vietos. Padangos yra beveik naujas. Viso gero.